Davai. Oi! Sveikas. Sargiai. Wow. Jei, pagaliau atgavau elektrinį dviratį. Yes! Aišku, išmėginsiu jį, kaip jisai važiuoja su nauju rėmu. Ar naujas rėmas kažką keičia, ar kitaip jaučiasi. Ir tą padarysim per 3 spotus. Tai yra Fabai, Karoliniškės ir Burbiškės. Tai patikrinsim, gal ten kažkas pasikeitė. Tuo pačiu papasakosiu bendrai apie garantinį, kiek kas užtruko, kaip kas įvyko, sklandžiai, nesklandžiai. Tai ką, hebrytė, nieko nelaukus, varom testuoti dviratuką šviežiai pakeistų rėmų. Ir beje, kaip jums atrodo, ar geresnis variantas išdažymo rėmo toks kaip dabar, ar prieš tai buvęs? Tai būtinai parašykit komentaruose. Nežinau, kaip man ta spalvelė šviesi. Nu, įdomu išgirsti jūsų nuomonę tikrai. Važiuojam. Orelis nelepina visiškai. Tikrai nesutrukdys turėti gerą laiką. Varom tiesiai į Fabus. Nežinau, ar esu net ir daręs video iš ten. Pažiūrėsim trasas. Jos tikrai dažnai ten keičiasi. Smagu, smagu, smagu. Nu, negaliu patikėti, kad vėl Canyonas, Torkas mano važiuoja. Labai įdomu, ar bus kažkiek pasikeitęs dviračio garsas. Ar bus tylesnis. Nauji guoliai. Naujas visiškai visas rėmas. Akivaizdu norėtus pasitvarkyti. Po garantinio kai kurie per ilgi trosai, šarvai. Tai reiks pasitrumpinti, bet čia nedidelė bėda. Turiu bėgius, turiu droperį, turiu elektrą. Va. Virš mėnesio laiko buvau be elektrinio dviračio. Tikrai nemažas laiko tarpas, bet neprailgo labai. Kol kas nieko negirdžiu iš dviračio. Tyliai važiuoja, jokių garsų. Įdomu kaip trasoj. Šiaip šakė traškėjo, tai galbūt šakės traškesys buvo kažkur kitur. Pakeitus rėmą galbūt nebebus to traškesio. Labai įdomu kaip čia bus. Red Bull. Ką norėčiau padaryti, tai truputėlį padaryti saugesnę baterijos dalį. Šiaip nelabai kokybiškas tas velcro pas mane, bet už tai čia neturėtų braižyti šitą pusę. Spaudžiam. Bam, bambino. Su Canyonu taip gavos, kad sulūžo man rėmas prieš mėnesį ir truputį, beveik savaitę. Buvo kreiptasi į Canyoną, tai nuo parašymo iki atkeliavimo rėmo užtruko dar 2 savaitės. Ir rėmas atkeliavo tiesiai į servisą Canyono oficialų. Ir tame servise dar 3 savaitės užsibuvo mano dviratis keičiamų rėmų. Manau, galėjo kaip ir greičiau viskas įvykti, bet džiugu, kad iš vis atgavau, viskas tvarkoj, beliko išsimėginti trasose. Paskutinės 2-3 savaitės nemažai laiko praleidau ant dirto lengvo dviratuko, mažai amortizacijos, jau visai ir pripratau prie to dviračio. Tai įdomu bus, kaip skirtumas nulipus nuo lengvo mažo dviračio ant elektrinio, ar pasijus tas didelis skirtumas svorio. Tarp kitko, šitą dviratį, šitą modelį pirkau naują iš Canyono ir tai buvo prieš lygiai 3 metus. Tai po 3 metų Canyonas pakeitė rėmą, per daug kažko ir nereikalavo, nuotraukos tiesiog kelios ir viskas. Didelis pliusas Canyonui. Kas nežinot šito spoto Fabų, tai yra nuo Geležinio Vilko, Skulas degalinė ir kitoj pusėj yra miškelis Fabijoniškio, kur dabar ir važiuojam. Man atrodo, gal net nesu daręs videko iš čia, susipažinsit su šiom trasom, kas aišku žinot šitas, smagu, kad žinot, bet jeigu kas nežinot, tai sužinosit. Bet jau kaip apaugė, šaunam į dešinę. Ir už tiltuko į kairę. Oi, tamsu kaip. Viskas, pakilimas. Trasa pakylam, žiūrėsim, vidury dienos, šviesos iš vis nėra, žempaukas, čiukšt. Pavojingas, labai trumpas, aišku, nusileidimas yra tarp medžių ir turi taikyti vos ne tiesiog tiesiai į medį ir po to nusukti. Sunki vieta, kylam toliau, iš posūkio šuoliukas, smagus bermas, čia toks dropas gaunasi, reiktų atsargiai, neaišku, ar yra raiderių ar nėra. Tiek laiko nevažinėjęs, su e-baiku bus truputėlį sunkoka. Plius lapai. Wow. Drėgmė, pliurza, prideda skečinės. Mažytis šuoliukas.
Super mažytis. Ir kitoj dar pusėje yra labai daug čia tų trasų. Tvarkinga, čilzonytė, šiukšlių maišas. Viskas gražu ir faina. Negaliu patikėti, kad turiu vėl į baiką. Atvažiuos dar vienas raideris su nutrūkusiu čeinu, kadangi aš turiu quick linką. Prieš tai, kai sakiau, varom raidinti, sakė ne, išvarė kitur, nutrūko čeinas, o dabar atvaro be čeino iki manęs. Leidžiamės pirmąją trasą. Startas. Čia kažkas naujo. O, nebuvo čia, šito tikrai. Ir toj dalyje labai daug yra išsišakojimų įvairių. Čia ta pagrindinė gaunasi. Tai kol kas suvažiuojam tą pagrindinę trasą. Nu, artilesnis dviratis. Jau sutraškėjo Zebas. Bet šiaip visai tyliai važiuoja. Aha. Opa. Lembački pilokai važiuoja. Nu, bet yra garselių. Va. Pirma traselė pravažiuota. Kartais lūžis riemo netgi į naudą išeina. Nepaisant mėnesio atostogų nuo e-baiko. Pastarąsias dienas lyjo ir lyjo. Drėgmės tikrai nemažai. Džiunglės. Nieko nesuprantu, kur čia kas. Nu, patikrinam, kas čia naujo. Nematytas lainas. Kažko įspūdingo nereikia tikėtis, bet pasižiūrėti galima. Op. O, geras. Opa. Geri posakiukai. Flat posakis. Oi. Opa. Chill zona. Visai nieko. Nieko nesuprantu, kur čia kas. Mažučiukai, bermukas, šitas nelabai veikiantis. Kas pradinukai? Labai gera vieta išsimėginti kalnų dviračius. Geras. Opa. Čia gal dar naujas, va. Nusileidimas. Nu, bet kiek čia išraizgėta. Čia važiavom, dabar čia galim pravažiuoti. Iškart perspėju, tai tikrai greitai nevažiuoju ir nevažiuosiu. Nu, ar čia nusukau. Jo, čia. Kemberis. Geras. Oi, sau. Wow. Eina sau. Geras. Stengsiuos padaryti ne tokį ilgą videką, bet sorry, hebra, jeigu ilgas, nuobodus. Bet man už tai smagu. Čia kažkur vats yra trasytas. Gerai, važiuojam tiesiai. O, DH-as. Opa. Wow, nu čia tiesiog. Bet kiek. Dropukas. Man atrodo, kad senokai važinėjo būtų. Ei, Sveikas, gyvas. Tai tu čia gavai šių metų rėmą? O šitas rėmas, tai jisai, tas pats, kur ir buvo, ten gamybos buvo 22. Puikiai atrodo, baikas, tarsi apsimoka garantinį turėti čia. Faktas, kad apsimoka turėti. O užfiksavo? Duok, trenktelėsiu biškį. Viskas. Ir. Šakės. Sveiki.
Nu, visai neblogai. Nemačiau, ar ten gepas ar kažkas, bet gali ten belė kiek šo. Judam į sekantį spotą. Nei trasa, nei kas, bet smagiai. Kol Jonas tvarkos dviratuką, pažiūrim į spotuką dronų. Ui, koks sunešiotas, tas 3 aukštų. Labą dieną, neišsigaskit. O koks didelis, kokio čia dydžio? 10 skrenda tai nivų krasai. 10? Taip. Oho. O šitas irgi didelis. 7. Ok. Nu tvarkingai, tvarkingai. Aš vam, jeigu pažiūrėsi mano vartai normaliai 10 colio, balti padėti šalia. 7-5 cm pločio. Nu supratau. Gerai, netrukdau vyručiai, smaginkitės, treniruokitės. Nu va, dronų spotukas. Akropolio trasos ir Akropolio šiukšlės. Jau kažkur į temą. Geras nusileidimas, kad ir ne trasa. Jau. Reikia kažkaip, žinai, nepamiršti, praeitą kartą prieš. Jonas mus paliko, tai važiuojam tiesiai į koralus. Likau vienas, bet tikiuosi dar paskutiniam spote sutiksim vieną geriausių buvusių, gal dar ir esamų BMX-erių. Ir karoliniškės. Super greitai, kaip visada, Strava pajungta. Tai įdomu irgi, kiek gausis raidas, kiek būsiu užtrukęs. Pravažiavus 3 spotus, pravažiuojam gepus, kur yra dropukas. Oi. Šmutikių palikta. Nu ką, pirmieji pasukėliai. Oi, kaip pasilgęs atsargiai. Ir šalkelis. Visur alutis liejasi laisvai. Op, Jep. O, jau girdžiu iš Zebo traškesių vis daugėja. Bet nieko nepadarysi jau. Dropas. Laimingai prasilengiam su raideriu. Nu čia kaip visą laiką intens. Kuo toliau, to kažkaip mažiau čia patinka raidint. Šitam spote per daug čia veiksmo, per daug žmonių. Sveiki. Kas belikia iš šuoliuko, jau beveik nieko. Būdavo tikrai smagus, bet dabar jau toks visai jau sukritęs. Važiuojam. Op. Max speed. Stabdom. Nu. Opa. Road gapas veiktas. Opa. Jo, dviratis jau pradeda traškėti labiau. Nebelaginam, varom jau burbiškės. Toliau išbandyti dviratį. Kol kas viskas veikia gerai. Tik iš visai tylaus dviračio jau darosi traškesys kažkur. Greičiausiai Zebas headsetas. Čia tais metais taip ėjo, tai negaliu pykti.
Jau vien dėl to, kad galima važiuoti, galima naudoti, galima treniruotis, galima smagiai leisti laiką, tai jau yra didžiulis, svarbiausias pliusas. Pravažiuosim palei nerį, takeliu, Vingio parko, labai smagus pravažiavimas. Šilta visai. Nu ir džiunglės. Wow. Nusukimas į taką. Vingio parke palei nerį. Greit nelėksiu, tai tiesiog prasivažiuosim. Gražu. Smagus tikrai takelis, tiesiog prasivažiuoti per šaknis, per kliūtis. O, ir gražu. Visiškai. Čia žiemos metu važiavęs, buvo visai skėčiai, nes yra mediniai tilteliai. O, pažiūrėsim kaip vasarą. Kol kas labai smagiai. Už lapų užkliubau. Man atrodo, į kairę reikia viniuoti. Slidusis takas. Žiemą buvo baisu. Dabar gerai. Šiaip labai smagus trailiukas gaunasi. Viršęs visai, kad yra čia tas sportas su elektriniu dviračiu. Nėra jau taip paprasta. Iki vandenį neįlėkt su naujoju rėmu. Gaila visai būtų. Nu čia toks. Opa. Nu, kaip menuolas. Ar pamiršau kaip. Nu jo, jaučias, kad didesnis svoris. Tikrai. Biškių fancy rajonėlis, šalia miško. Tikrai faina vietytė. Kažkas yra. O kas čia, tai nežinau. Žiūrim. Sikutis. Ką naujas vaikiukas? Nu, naujas rėmukas. Spalva tokia. Gerulė spalva. Man tik patinka. Nu, vat, kaip už dyką, nieko negaliu sakyti. Luxury carai tokie būna, tokia minta. Čia nei Porsche'as, nei kas, čia Canyonas. Volkswagen. Volkswagen. Labiau šitą pusę tikrai. Klausykit, kažkas pasikeitė, ar ne? Ja, yra patvarkyta bermukų. Ten žiauri balai yra dabar. Pirmam bermų. Tokia iki čia. Tai pagal viršum galima ten, žinai, toks apačioje, jeigu yra. Bet tau teks parodyti. Tai Deivis, va. Greitų mostų, taip iškart. Su baterija ant nugaros, bet gal nieko. Ai, tai čia tokia balytė, tai važiuojama. Jau.
Damn. Gali važiuoti. Šitas išdidėjęs iš vis. Bet kikeris, ką man atrodo, iškeltas daugiau. Ar ne? Nes aš kažkaip atsimenu jį mažesnį. Čia dar kažkokia po kairę. Kas čia? Oho. Gali čia į fletą šokti. Nu davai, parodyk, praliek. Važiūrim, va, Deivis pralieks. Įdomiai atrodo. Va taip va. Nu, antras bandymas Deivio. Biški kitoks. O! Dabar lieka tik tais ant priekio. Deivis pašėlęs. Nesustojant važiuoja. Nice, nice. Norėtus čiut ilgesnio. Pusmetriuko. Arba lėčiau važiuoti jau tada. Kiek tokių užkilimų galima įkapoti? 10 padarys 15, bet grįžt pasportavę. Tai irgi pliusas. Oi, išlėkė. Single speedas kaip mina, aš net nepavyju su savo elektriniu. Šitie birmukai labai smagus, bet retai važiuoju, pabėga nuo manęs. Ops. Opa. Nurūkai ten per tos bermus pavyt neįmanoma, mina kaip žvėris, posakius ima irgi kaip žvėris, alio. Kas vyksta? 3 savaitės neraidė. Gavo koją. Pailsėjai biški. Nu. Tau maišo. Davai. Netikėtas. Arti važiuoju, net nesimato. O biški. Nu, mano vieta suspindėti. Čia. Oho, čia? Jo. Eit, savo, atrodo nevažiuota. Okei. Step up. Wow. O, patvarkytas atrodo. Oi! Kaip apsikabinau. Ai, tas pakeisinau tai stipriai. Galvojau, ratas išsiptaškys. Gerai, kaliau, blemba. Čia iš vis turbūt iki čia. Dar matau, tu užmyniai. Porą minimų aš toks, nu tipo, gal užteks. Nelabai. Bet ratas, man atrodo. Bet dar nebaisi. Ne, nu čia blemba, žinai, tiesiai. Ai, tiesiai. Nu taip, tai čia šitai. Va tokiam stiliai. Gerai, patikslinai. Rėmo testas. Kai sustoji, tai ir gepas nėra toks mažas iš tikrųjų. Važiuojant nesijaučia kažkaip. Eita, ledas. Nu, wow, stiprus keisas. Puikus naujo rėmo pakrikštinimas, pakeisinant šuolį. Wow. Gerai, kartuoju šitą lainą. Lekam. Noris pravažiuoti tvarkingai. Kažkur nusukti reikės. Čia. Čia man atrodo. Up. Step upas. Wow. Yes. Nice. Verta buvo. Nu, tas pakeisinimas buvo kažkas tokio. A tu viskas jau pakojatės? Davai. Davai.
Tai gerai, žodžiu, varyk į Gariūnus, aš čia tada dar pralekiu. Kol kas? Nu, gal net ir fainiau nei Vilnių, žinai. Nu. Šis būtų. Kažkas kitko. Smagaus raido. Ką, visa hebrytė išvarė. Likau vienas su Canyonu. Važiuoja fainiai, tylesnis. Tikrai jaučiu, kad yra tylesnis. O dabar dar pravažiuojam Potuką. Up. Čia. Kemeriukas. Opa. Super lėtas važiavimas. Nu tu pažiūrėk, kaip čia gražu. Alio. Kaip čia gražu. Tikrai faina, vietytė, graži. Nu ką, test raidas padarytas, dviratukas atlaikė, žiauriai džiaugiuosi pagaliau turintis vėl į baiką, tai tikrai pakeis raidinimo kasdienybę. Daugiau, kaip visą laiką pridedu, kiek nuvažiavom, kokią statistiką šiandienos, aplankėm 3 spotus, tai nepamirškit parašyti komentaruose, kaip spalva atrodo, ar tinkama ar ne, o daugiau ką hebrytė. Ačiū, kad buvo šiame video ir iki kitų kartų. Bye, ciao.